Labą dieną, mėlyjeji. Gilino trantranas čia. Įkeliau aš tą filmuką apie tą automatinį superbičių gamybos lizduką, teorijos playliste, dusgeliavimas, kas jeigu neseka ten chronologiškai kažkaip tai, kaip nurodėlę kažkur čia vat, pabandysiu įmesti YouTube'ės tam filmukė šitam šiandienos, kad ten jeigu ką pasižiūrėti. Ir primečiau, kad puikiai proga pratęsti tą pačią temą apie tą, ką ten kalbėjau, tą mažą lizduką, kuris automatiškai superbitės gamina, kadangi turim puikų pavyzdį, tą mūsų mikro buvusią šeimelę, kuri dabar yra super šeimelė. Man taip tokia, vat, ir galvoju, iš karto pafilmuosiu. Vat irgi to labiau, kad čia tą šeimikę ir bežiūrinėjom, jau 2 savaitės atgal filmavom. Ir oras vat pasitaisė, šiandien sekmadienis tiesa vat yra, baigęs futbolo čempionatas, puikus mačas naktį buvo, Prancūzija prieš Angliją. Nu, kiek to puikumo, bet bent jau toksai gausus įvarčiais ir smagu žiūrėti. Tai va, vakar smarkiai lijo, progos filmuoti laukia nebuvo, šiandien iš ryto buvo apniukę, bet dabar vat prasigiedrėjo kažkiek, tai debesis slenka, bet saulytė šviečia, nėra šalta, yra tik tai stiprus vėjas, kuris tikiuosi netrukdys įrašinėti mano balsą. Ir bandom dar pratęsti pačią temą apie tą automatinę liniją superbičių gamybos ir pasižiūrėti va tą šeimelę, kažkokius niuansėlius. Aš kaip visada papliurpsiu pradžioje filmuko, nes ten, kur pliurpiu, ten išmetu tokių šiek tiek užuomenų į tuos niuansėlius galimus, į kuriuos kas vat, užkabina gali pasigilinti. Nes, kaip sakiau, giliai tų visų temų nekapstau šiemet. Ir kiekvienas niuansėlis ten, jeigu giliai, ten gal ir daug reikėtų apie jį pakalbėti, tai būtų per daug šitam formatui. Aš čia kažkokio tai mokslinio darbo nesiginu, kad viską taip išanalizuoti ir neturiu tokio tikslo. Tai bendrais bruožais kažkokius, vat, kas man ekspromtu, esant įkvėpimui, atsigamina, paminiu užuominas, glaustai tokias. Ir tie, kas žiūri tos mano pliurpalus, kas klauso, kažkokių užsikabinimų turi. Gauna, ta prasme. Ar jis pasinaudoja ar ne, jaučiu kiekvienas asmeninis reikalas. Ok, ką čia dar galėčiau pridurti prie to, kad ten anam filmukė kalbėjau apie tą mažą lizduką. Tai va toks tas lizdukas, 5 dadanų ar 10 meduvinių, jisai automatiškai gamina superbites. Jeigu viskas tvarkoje, čia yra išvengiama spėtimo, nes būtent bičių būna tiek. Tų spėtiminių pasigamina nekritinę masę, tik tai blogiausia atveju. Bet rizika, aišku, 100% garantijos, kad spėtimas neįvyktų, nėra šitam reikalė. Spėtimas tokiam lizduke gali vykti tokiu atveju, jeigu staigiai sumažėja sėjamas plotas. Nu, kokiu atveju tai galėtų nutikti, tarkim, motinėlė tą mūsų, ten kaip kalbėjau, apsėtos, visus koriukus, bats ją į pauzę, žinai, visi užakiuoti, jinai laukia, kol atsilaisins įsiris bitutės ir atsilaisins akutės, padėti kiaušinėlių. Bet čia bats prasidėjo masinis medūnešis, bitininkas, vat, kas svarbu, neuždėjo laiko meduvės, tuščios viršui. Ypač bitutė įsirito, užpylė nektarą. Ir ta pauzė užsitęsė motinėlę, nepadeda kiaušinėlių, neatsiranda naujų tų lervučių reikalaujančių penėlio ir tos visos bitės, kurios čia masiškai pradeda ristis ir tapti maitintojomis, beranda tik vieną kitą tą lervutę išmaitinimui.
Ir staigiai ta mūsų proporcija maksimali, disproporcija, ne proporcija, disproporcija maksimali, kurią minėjau, tampa nebe 6:1, o 8:1, 10:1, 12:1. Ir čia tada tik tai realiai 10 dienų periodas, 10-12 dienų lopšeliai motininiai kažkuriam iš karto atsirado kraštiniam tam tarpremyje, kur jau susikaupia kritinė masė tų spėtiminių ir viskas eina ant spėtimo, žinai. Tas reikalas. Tai vat, šitai bitininkaujant, tai reikia laiku bitininkui dėti meduvę tuščią. Realiai tai vos ne, kaip sakant, dirbant tokiu būdu, jeigu jau čia šeima perėjo į tą pilnavertį režimą, tai tokį tą meduvę gali kad ir pastoviai būti. Čia tiesiog tikrini, kad jinai kokiam stovi, žinai. Ir pagal tai, kaip jin pildas ir ką, jau pagal parlikimą galima spręsti ir apie tai, kokio intensyvumo tas medunešis vyksta ir panašiai. O tuščios meduvės visada dedas virš lizdelio po pripildytų apačią. Žinau, kad visaip kažkas deda, mano nuomonė, yra tik vienas variantas – tuščiai dėti po apačią. Tai padeda apeiti tą, kaip Mileninas, kad sakė, parogdas statačnasti, lietuviškai tai būtų pakankamumas slenksti, kad nenumušti bičių noro nešti tą nektarą. Apie tai, manau, irgi nufilmuosiu, nes matau, kad absoliuti dauguma yra paklydimuose bitininkų, tokiuose supratimo paklydimuose. Tai bus naudinga irgi apie tai pakalbėti, pasakyti man savo mintis. Tai va. Taip va dirbama su šituo tokiu vat lizduku, žinai. Peržiūrų metu tai vat ir būtų tik tai darbas, kad, tarkim, įsivaizduoti, jeigu ten žiūrim tą lizduką, ką tikrinam, mums svarbu, tarkim, pasižiūrėti, kad bent vienas iš kraštinių kožių, tarkim, būtų pilnas maisto, ten žiedadulkių nektaro, kad ten nebūtų, tarkim, tų periukų, arba, tarkim, abu kraštiniai bent po pusę užpildyti. Ta prasme, kad nebūtų 100% visi 10 koriukų tokios plytos vien tik perai. Va tokia, nes tada irgi toks jau gaunas kraštutinis disbalansas, kuris jau toks 6:1, galbūt tarpais viršijantis tą, jau einantis 7:1, 8:1, kad ir trumpalaikiais, bet tai gali sąlygoti kažkokį tai rimtesnį tą spėtiminių bičių kaupimąsi, kuris artėtų link kritinės tos masės. Toksai tik būtų pažiūrėjams ir žiūrėti, kad nebūtų užpilimų, ta prasme, kad nebūtų staigaus sumažėjimo, to tokio darbinio lizdo motinėlį, žinai. Toks būtų momentėlis. Ir jokių būdų negalima iškeldinėti akiotų perų, norint to, žinau, tai patys Marčenko, apie kurią susiminėm, ten kažkuriam filmuke rodė, šauniai, jie ten su 2 motinėlėm, o čia dar kaip įpratę, kad daug būtų tų bičių. Iškelsim čia perus, paukš, tuščius, iškelia perus, čia 2 motinėlės, o ten irgi tokie mitai, žinai, kad jeigu 2 motinėlės, tai čia šeima nespėčia nieko panašaus, viskas spėčia, jeigu susidaro tam tikras sąlygoms, ten irgi jie ten iškelinėja tus periukus, iš karto rytas čia balansą padaro per didelį, nei tas rybinis. Ir tų maitintojų per daug gaunasi, čia lizdelis apribotas, tik tai tam tikras kiekis gali būti tų lervučių. Ir gaunasi spėtiminė nuotaika, šeima eina spėsti, žinai. Tai tokie dar niuansėlių kažkiek užsiminiau apie tą tokį lizduką mažą. Su tais tokiais mažais lizdukais aš irgi dirbau dar iki to Kalionovo knygos skaitimo. Ten tų, kaip sakant, galutinio puzlo apie superbites susidėliojimus ne vieną sezoną, nes būtent tas dalykas, kurie, kaip minėjau, kad 2 motinas laikydavo tais dadaniniais čia per pusę, tai tokia nesąmonė ten visiškai buvo. Mačiau, kaip darbas vyksta ant 5 tų korių, tokį jau kažkokį supratimą turėjau, kad tai ir tas spėtimas praeina, sakau, nebuvo tų taškiukų sudėlioto, kuriuos Kalionovas sudėliojo, bet jau supratimą turėjau apie tai. Ir tai
mano sprendimas ir buvo, kad vienai motinai va toks lizdelis, bet daug patogiau yra va toks formatas meduvinių koriukų, kad 10 ir tas korpusėlis gaunas kaip va būtent reikiamo dydžio izoliatorius motinėliai. Čia gali ir 2, ir 3 esu turėjęs motinėlės, ir čia 2-3 sezonus aš su jum varčiausi ir tos izoliacijas sezono metu, vat, visokias ten, kaip sakant, tą dalykėlį buvau prasičiupinėjęs, jau prasinagrinėjęs ir tai matant tą visą efektyvumą tų reikalų, tai buvo irgi vienas iš mano tokių, irgi viena iš priežasčių, viena iš daugelio priežasčių, kodėl aš tą dedano formatą tos korį švelčiau per petį, žinai, ir pasilikau tik prie šitų koriukų mažiukų. Dar ką galima pasakyti, kad tarkim tokiam formatėlį bitininkaujant, ten net ir nepriklausomai nuo bičių rasės ar ko tai, žinai, tasai lizdų užpilimo ta rizika yra gerokai mažesnė. Esmė yra tik tai, kad laiku visada turi šeimai virš galvos būti bent jau pustuštė meduvė. Bent jau pustuštė. Tada ant to 14 cm ten, kad ir kokia karpatka, ne karpatka, žinai, nebūna tos staigaus užpilimo tokio, vis tiek tasai kažkiek išsilaiko balansėlės. Va toks reikaliukas. Apie tą automatinę linijykę būtų pakalbėti. Ir dar vakar, taip vakarė pagalvojau, kad šiek tiek galbūt būtų gerai ir apie tą mikrošeimelę biškutį pakalbėti, kas čia pas mus gavosi. Ką čia mes darėm kažkokius akcentėlius sudėlioti prie tos pačios temos. Darėm, formavom iš karto mes tą tokį lizduką. Ten jau yra anuomet užsimininėjau, kas bus finiše ir ką artėsim. Netgi ten susitraukiau. Vakar pasižiūrėjus filmukus, kada čia kas vyko. Sukūrėm mes tą reikalą gegužės 3 dieną. Čia buvo 63 diena po bitučių šių metų pirmojo apsilakiojimo. Sukūrėm tik motinėlę, be jokių perų ir saujelę, ten tų jaunų bitučių, kurias supurtėm čia biškai ir tas jau kurios nejaunos išlėkė, o tas jaunas paliko. Ir viskas kaip okei. Kokie čia buvo akcentai, kad jeigu darant kažką kitaip, į ką atkreipdėmėsi. Šičia nebuvo duota jokių periukų, ne. Jinai pradėjo dirbti, tai svarbus momentėlis buvo, kad mums padėjo ta motininė šeima. Užtenka vieno, bet mes padarėm ten 2 tos, kad po užsėtą korį kiaušinėliais, būtent pieneliu išmaitino pagrindinę šeimą. Tik pieneliu, tai būtų 6 dienom, 7 dienom, savaitai, tarkim, 6-7 dienom buvo duotas tas koriukas su kiaušinėliais, kuriame įsirito ten tos lervutės ir pieneliu būtent jas pamaitina motininė šeima. Motininės šeimos mes nenuskriaudėm visiškai, nei perais atimdami čia sudarinėdami, nei tom, kad davėm to pieneliu pamaitinti, nes ten, kai jos maitino pieneliu, jos gavo naudą, nes didelė dalis šeimos bičių tapo superbitėmis. O šita gavo naudą, kad jau gavo atgal periukus išmaitintus pieneliu, nebeturėjo pati naudoti savo pienelį, tos bitutytės, tas saujytė, žinai. O ten tuo maistuku, ten baltyminių žiedadulkėm ar tuo medum, jau jos ir pačios gali įsimaitinti, tai nėra didelis, kaip sakant, resursų sąnaudos, tai tokiam darinėliui. Tik tai bitininko pareiga, tokį darant, kad tas maisto medžiagas, tas darinėlis turėtų čia viduj, kad tom bitutėm tai saujėliai nereikėtų dar dalintis per pusę ir lėkti laukan ieškoti to nektaro, tos žiedadulkės. Tai pamenu, čia dėjau tas baltyminius bliniukus ir žiūrėjau, varto maisto įdėti, kaip sakant, prafinansuoju tą dalyką. Tai tie tokie momentėliai yra svarbus, tai maisto sekimas, būtent, kad duot bent vieną kartą vieną koriuką, tas būtų išmaitinimui. Ir vienas svarbus momentėlis, apie 12 dieną, po 2 savaičių nuo sukūrimo, reikia papildyti tokį darinėlį, vėlgi saujelę jaunų bitučių.
reikia papildyti, čia niekur nedingsi. Mes tai padarėm, grąžindami tą išmaitintą koriuką su bitutėmis, kurios ant jo tupėjo, nes ant jo tupėjo tos bitutės, kurios maitina tos periukus, vadinasi, jos yra jaunos. Nu, galimas variantas, tarkim, tą 12-14 dieną po 2 savaičių iš kažkokios tai šeimos nupurtyti į šitą aukštuką bitutes nuo korio, ant kurio yra atviri perai. Ten irgi išliks tų senės, liks tų jaunų bitučių, žinai, ten kažkiek tai. Daug nereikia ten saujelę, kaip matėte, jeigu filmukus žiūrėjot, kad ten ant to koriuko, kurį gražinom, ten kažkiek, kiek ten buvo tų bitulyčių, tiek ir gražinom. Ta būtina padaryti, kad kol per tas mūsų reikiamas 4 savaitės išlaikytume reikiamą bičių, šeimos bičių santykį pagal amžių kalendorinį. Būtent. Nes po 2 savaičių tos, kur buvo čia jaunos bitutės, pačioje pradžioje jos jau gaunas nebe tokias jaunos ir nebe tos, kurios gali maitinti tos periukus. Ir jeigu mes to nepadarysim, vėl nepapildysim jaunom, tai nebebus reikiamas santykis, čia viskas tos. Kolega mano Oskaras gali tą patvirtinti, nes kiek kitaip praėjo tas procesas ir turėjom prastovą, užsitepimą, uždelsimą ir visą kitą, bet tai labai gera praktika, kad būtent pamatyti, kaip kas veikia. Tai toks momentėlis yra. Įprastai, tarkim, darant, tai būna ta problema tokia, kad to po porą savaičių išlaikyti tą balansą, tas momentėlis įsisprendžia tokiu būdu, kad iš karto kurdami ten įdedam korį su dengtais perais. Su dengtais perais, vadinasi, ten kiek kas atskiria tą dengtų perų amžių, čia jau kitas klausimas, bet panašiai, tarkim, po 12 dienų ten jau bent pirmosios pradės ristis tos bitutės, galbūt kažkiek su uždelsimu ten jos taps tom maitintojam ir tas balansas kažkiek tai normalizuosis toj naujai sukurtoj šeimeliai. O jeigu ten biški vyresni te buvo dengti perai, tai pačiu laiku, žinai, ten atsiras jau tų naujų šviežių penelį skiriančių bitučių. Tokie dalykėliai. Tai mes tą tokį gegužės 3 dieną sukūrėm ir birželio 7 dieną, po 5 savaičių, čia jau ten buvo filmukas jau. Tas korpusėlis buvo pilnas užpildytas koriukais ir tapo kaip jau savo, įgavo, kaip čia pasakyti, formą. Tapo jau pilnavertė šeimelė, žinai. Visas procesas turi vykti taip jau sklandžiai, jeigu tokį darom, kad tas plėtimas lizdo laipsniškas, kaip kad pavasarį, tarkim, jeigu darom taip skrupulingai, kad po truputį, ne iš karto ir panašiai. Jeigu norim to maksimalaus, kaip sakant, rezultato. Tai tą mes padarėm per 5 savaitės ir ten po 5 savaičių, kai jau čia žiūrėjom, dedėjau paskutinį, man rodos, ar korį ten, bet jau buvo viskas pilnas korpusėlis. Ir jau konstatavom, kad per 5 savaitės iš to, kaip sakant, nepavogdami periuko, nieko nenuskriausdami tos šeimos, pasidarėm tą šeimelę su tokia to reikiamo dydžio lizdu, vieno korpusėlio 10 meduvinių koriukų. Jis pradėjo dirbti. Po to dar po porą savaičių, ką mes ten žiūrėjom, pasižiūrėjom, kad reikia meduvę dėti. Žiūriu, pasižymėjęs, tai jau bus iš viso 7 savaitės, kaip praėjo. Nes matom, kad viskas čionai į tų perų, ar kaip ten viskas gerai ir kad reikia jau dėti meduvę. Ir į tą meduvę mes įdėjom, ta meduvė dabar jau čia atsidūrus ir kuri buvo pirma uždėta viršuiva. Įdėjom 2 vaškuolės tiesiog ir ten 2 vaškuolės tokias biškutį pradėtas tampyti. Tai galim skaičiuoti, jeigu ten, kadangi biškutį pradėtas tampyti 2, tai 3 vaškuolės, žinai, kaip tokią užduotį darom, kad dar irgi ją išbandysiu, kad pasiūtų ir korių, žinai. Tai jau buvo birželio 19. O Liepos 4 dieną, kai buvo ta, dar po 2 savaičių, jau pasižiūrėjome tą meduvę, kur čia buvo. Jas taip saulytė, jeigu išlendavat, nelyja lietus, jeigu ta šilumos yra,
Teka po truputį į lauką, kažką kapeikinėjasi to tokio palaikančio medunešiuko režimu. Kažkokiu ten augaliukų randa vis tiek. Kraujažolių, usnių, dar ko nors. Aviečikių galbūt kažkur ten tuose parkeliuose. Nu, o taip pat soriukas, kad ten kažkas paskambino per filmavimą į telefoną, kitas iki, ko gero filmuodamas įsijungsiu lėktuvo režimą, nes nutrūko, tai galbūt ne visi svarbus mano pliurpalai įsirašė. Skambutis sutrukdė. Nu ir ką, Liepos 4, ne, pamatėm, kad ta meduvė jau pradėta pildyti ir iš karto dėjom dar vieną meduvę, į kurią vėlgi įdėjom, matau, pasižymėjau, video pasižiūrėjęs ten tą savo dar 3 ožkuolės. Atsiuvimui, nes čia, kiek pamenu, jau žiūrėjom, kad ko gero atsiūta buvo. Nu, galėsim šiandieną pažiūrėti. Tai va. Nu, dabar vat yra dar 2 savaitės praėjusios, nuo Liepos 4. Ir viso tam reikalai yra 11 savaičių, nepilnai 2 mėnesiai. Tai, manau, yra nebloga proga pasižiūrėti, kaip jau tas toksai reikaliukas dirba, ką padirba, ką pridirba, ką nudirba. tą galim ir padaryti šiandieną. Bendrai vat apie tą mūsų sezoną, apie orus ir galimybės rinkti nektarą stacionarę, būtent stacionarę vietoj, kur gyvenu, niekur nevežiojant, neieškant laukų specialiai žydinčių, kad ten esant geram orui visada vyktų maksimalus tas medūnešis. Papasakoju vis per visus filmukus, kaip kas būna. Tai kol kas realiai ta mūsų vasara tokia gaunas, kad iš orų pusės tai birželis buvo palankiausias skraidimui, žinai. Tai bitutės, kad ir augindamos perus, tarkim, ta pagrindinė šeima tuo metu perus augina, galėjo skristi į lauką ir ten rinkti tą nektarą. Bėdelė tik tai tokia, kad birželio mėnesį jokio masinio medūnešio pas mane nevyksta. Aviliai niekur nevežiojami ir tiesiog yra, kas yra gamtoje ten iš tų žiedelių. Bet vėlgi, jeigu oras būna geras, tai prisikapeikinėja, kaip sakiau, ką matėm ir kad už tą birželį pagrindiniai šeimoje išsukom, kaip ten virš 7 kg to medaus, net auginant perus intensyviai, sugebėjo sunešti, o tai virš 7 kg, ačiū už loską, yra pusė pilnos meduvės perpildytos, žinai, pusė, nes jeigu pilna jau tokia skrydina ta meduvė, apie 15 kg gali siekti išsisukti, tai ten jau virš 7 praktiškai pusė, ačiū už loską irgi, ačiū. Tai birželis kol kas toks buvo geriausias, o Liepos pradžia pas mums buvo lietus, vėjas, šalta, aš jau sustriukė ir liepų žiedai, tie, kurie galėjo būti kaip masinis medūnešis, jeigu būtų buvęs geras oras, buvo nuplauti, nupušti ir praėjo pro šalį, žinai, kur kažką pagraibė, tai tas yra kapeikinėjimas, žinai. Liepa kol kas nekokia, praėjusi savaitė tik buvo gera orais, nes po tų visų lietų buvo pakankamai drėgmės ir padavė to karščio, tai augalam bėdos nebuvo, tai buvo orais gera savaitė, tik bėda, kad jau Liepos buvo pasibaigusios viskas pas mus, žinai. Bet kažkur kažką galbūt nešė, nes mačiau, kad skraidė ne tokio intensyvumo, kai būna masinis medūnešis, nes logiška, kad nėra tiek tų žiedelių iš kažkur čia iš aplinkos, iš tų krūmynų parkiukų prisirinkti. Bet kažką tai nešėsi, o ką nešėsi, pamatysim, kai jau bandysim kažką sukti, žinai, už tą liepą. Kai kas mačiau ten internete kalba, kad pas juos dar ir dabar ten liepos žydi ir ten dūzgia. Nežinau, gal tegul kalba ten pas juos, gal kažkur jie kitur gyvena. Ir pas juos dar yra Liepos pabaigai šiemet žydinčių liepų ir renkama liepų medaus. Nežinau, ar gal ten tos liepos, gal kokį lipčių skiria ir ten tam tikrų metų ryte ar vakare ten skrenda lipčius tas bitutės. Nežinau, visai būna. Tai jeigu kalba žmonės, dardami kalba, kad tik kalbėti, ar
tos kalbos neturi jokio realaus pagrindo. Arba tas pagrindas žmonių yra klaidingai suprasta tai, ką jie mato. Tokie vat reikaliukai, tai pasižiūrim šitą šeimelę, ne? Tik aš dabar galvoju, nuo kurio galo pasižiūrim mes ją. Galvoju, gal lizdo pabandom pasižiūrėti ir vat lizdą, tarkim, pasižiūrėsim. Ar tie tose kraštiniai koriai nėra užgrobti ir padaryti tom perų plytom, žinai. Ir ten porą korių ištraukia kažkur iš vidurio, pažiūrėsim, koks tas susėjimas, koks tas plotas tų periukų. Ten viso tikrai nerdysiu, nėra prasmės. Kažkur ties karštais jau pasižiūrėti, kad įsivaizduoti, kaip tas lizdas atrodo, to pakaks, žinai, tam parodymui. Ir paskui gal pabandysim atgalinę tvarką pasižiūrėti tą vat paskutinę tušę, kur buvom uždėję, čia kuri dabar yra virš to lizdo. Ar jie kažką yra padėję ir ką ta mūsų pirmoji uždėtoji birželio 19 dieną. Tai čia bus prieš 4 savaitės uždėtoji. Kiek jinai pripildyta, ar čia nusimato kažką iš jos sukti. Sukimas eisiu per avilį žiūrėti, kiek kas surinkta už Liepą, tai už porą savaičių kažkur tai bus rugpjūčio pirmas gal savaitgalis, nelygu kaip orai susidėlios. Taip vat galbūt atgalinę tvarką pabandom pasižiūrėti tą visą reikaliuką. Tos chapterius laiko kodus sudėsiu, kas kaip norės prasisukinės. O aš tada papliurpinti pasistatau kitaip tą telefoną, kad matytus ir papliurpinėdamas lendu čia ramiai pasižvalgyti. Keliaujam. Aš čia taip savotiškai pastačiau tą kamerą kitoniškų kampų, bet turėtų matytis. Čia dabar nusiimu aš tą dangtį, pasistatau šalia avilio ir ant to dangčio nusikelsiu tas abitas meduvės, kad turėčiau priėjimą prie to mūsų lizdo. Čia matau meduvėse bičių yra pakankamai nemažai, vadinasi kažką jos ten veikia. Kad pripipkiavusios. Pipkiautojos. Aišku, tai nenori man atlipti. Tų bitukų čia nemažai. Kiek čia jų. Kur tas mano kibirėlis? Ką jūs čia veikia dabar? Veikit ką nors, netupėkit čia sutūpusius. Kaip čia jūs dabar nulupti, taip kad nesustresinti. Pripipkiautojos. Tikros pipkiautojos. Čia pasidėkim šalia lakikės. Kiek čia tirštai tų bitukų. Matos, pasižiūriu. Matos, jų čia tirštai yra, tai tarprimiai. Pritūpę. Nėra to tokio masinio skridimo. Ką dabar pasakojau, ne? Pasakojau, kad pasižiūrim tos kraštinius. Ar nėra užgrobti ir užsieti maniakiškai perais. Yra. Vaikšto mėlynas taškelis. Traku. Tas super duper motinikė. Ir kuris kraštinis visas užsėtas perais. Čia kur tos matos atviros ale akutės, tai ten storos lervutės. Tu blemba. Biški man norėjęs, kad nebūtų tas užgrobtas. Galbūt anoj pusėje yra kažkas neužgrobta. Praktiškai pilna plyta. Tai jeigu kraštinis toksai, tai čia tie viduriniai jie tokie visi yra. Net neverta ir žiūrėti. Ir jau stresinti. Šiaip darbuojas tokie variantai gerai, kai būna 2 motinėlės. Taip nebūna, žinokit. Galvoti, kad jeigu 2 motinėlės sudės ir jos tiek pat
darys kaip dirbdama po vieną, yra klaidinga, nes kai būna dvi, tai abi šiek tiek po mažiau dirba, negu kad dirbtų kiekviena atskirai, periukų, žinai. Čia gal kažkaip šeimoje tie dalykai vyksta, nes motinėlė yra tik motinėlė, o bičių šeima yra tas kolektyvinis organizmas. Žiūrim šitą kraštinį. Šitas kraštinis yra, nematau dengtų perų, bet jis yra gana tuščias. Jis yra maistuko labai nedaug, bet gali būti, kad tas maistukas jis keliauja į viršų. Taip, žiūriu prieš šviesą kiaušinėlio, ar nėra pridėta. Ne, šičia kiaušinėlio nėra pridėta. Tai kaip viskas gal ir okei, to disbalanso čia baisaus nėra, nes šitoj pusėj, jin pas mus visada, jeigu pamenat, iš to krašto ta šeima, taip tas vyko judėjimas nuo pat sukūrimo, kaip mes ją formavom tam krašte, o čia jau turim pilną. Ir čia jau turim pilną ir tik matom dengtų tik tai tokį plotą, bet čia yra lervutės, o čia visur yra kiaušiniukai. Dirba plytomis. Plytomis dirba. Ir čia žinant, ką turėtum rasti ir ką randi, tos būtinybės, kaip patikrinti viską nebėra. Tai daugiau, kad filmuojam, tai pasižiūrim biškį daugiau. Galima tą pažiūrėti sekantį čia. Čia yra išsiritę periukai, bet irgi kiek matosi. Čia jau lervutės didžiulės, čia mažesnės lervutės ir viskas eina plytomis. Maistuko niekur net nėra. Visas maistukas yra matyti ant toj meduviai, kuri virš uždėta. Jeigu matot, kiek tų bitukų tupi, šiandien labai gal daug ir neišskrenda, tai tam avilyčiai jų yra sočiai. Prie tokio lizdelio. Galbūt kas ten priaugina, nežinau, po 4 kilogramus tų perų, bet čia jeigu irgi sukasi pastoviai po 2,5 kilogramų perai ir tos bitės tampa super bitėmis ilgai gyvuojančiams, tai tų bičių prisigamina tikrai nemažiau. Analogiškai plyta. Matas, kur visi kraštai, čia kur išsiritę, tai yra tos tuščios akutės, visur yra lervutės. Neturiu aš čia ką žiūrėti daugiau. Plitgaliai, nebent, kad parodyt, gal pasidemonstruoti. Dar pažiūriu, gal tokį neišsiritusią plytą pilnai rasiu. Matyt, toks yra biškai išsibarstymas, kad ne viena amžiai perai galbūt buvo to maistuko, kuris nukeliavo į viršų. Ir tai tokia buvo persinė. Plyta. Matot? Nuo iki. Čia irgi kiaušinėliai, bet realiai visa plyta. Visa plyta. Matot? Taip darbuojasi. Vienu žodžiu, puikus reikalas, baigiu aš reklamuoti. Neturiu tikslo reklamuoti, tiesiog pats savo laiku, kai atradau tokį dalyką, tos kompaktiškus lizdus savo. Pradėjęs būtent su 2 motinom bitininkauti, jos atradau. Tai labai džiaugiausi, tai jums papasakoju, kad toks mano akimis, kaip ir vienam filmuke, užsiminiau, yra labai perspektyvus reikalas, tik aš noriu, kad tas reikalas leistų man bitininkauti, nekreipiant dėmesio į erkes. Bet jeigu, tarkim, kreipiant dėmesį į erkes, ten tos organizuotiem gydymus, irgi įmanoma. Tai būtų daug pliusų. Tarkim, galima ten organizuotos pagydymus kažkokius periodus be perų, bent prieš žiemojimo bičių auginimą ir išnaudoti tą tokią metodiką, kompaktišką lizdą, kad ir neatsisakant gydymo nuo erkių. Ir turėti pakankamai gerus rezultatus. Nenoriu taip sakyti geresnius negu įprastai bitininkaujant, nes įprastai daug kas irgi labai skirtingai bitininkauja.
Ir kiekvienam įprastai gali labai smarkiai skirtis, kas vienam įprastai, kitam atrodo labai neįprastai. Bet vienu žodžiu, geras reikaliukas. Ok, va taip atrodo tas lizdukas. Tokie va tie mano bitukai, geruliukai, pupuk. Matot, kaip demonstruoju, kaip čia jos geras ir pas mane, ne? Nu, esu biški pamaiva. Ką dabar? Smagu biški pasimaivyt, kai turi ko, dėl ko. Nu, lyskit jūs, čia jūsų, jėtų, kiek jūsų daug čia, kur kulaitėsi. Jūs va čia išsilakstykit kažkaip, nes man reikia uždėti ir tas meduvės atgal. Pliurpos, pliurkikės, eikite vidu. Nes čia paskui pritraiškau aš jūsų, o to daryti aš visai nenoriu. Nu, apie lizdą papliurpiam, parodžiau, kaip tai atrodo natūroj. Automatinė superbičių gamybos linija. Keliamės ant viršaus atgal meduvės. Bet čia yra svorio vaikyčiai. Kai keliu, tai čia jos bus mum atnešęs, jos kažkiek to medaus, jau kokia buvo, nebuvo ta vasara. Taip. Nu ir dabar einam šitą, kuri turėtų būti tuštesnė, žiūrėt, kuri yra virš lizdo. Čia turi tiem maitinimui. Greičiausiai, kad turi. Bet kaip matėte, ten tokio užpilimo kaip nebuvo. Nu, pas mane bitės yra superinės veislės, čia kairių švelniosios. Tai jos daro tai, ką turi daryti, nes jos yra protingos, jos orientuojas aplinkoj, lietuviškose augaluose, kada žydi, kada ateina laikas ruošti žiemai ir panašiai. Čia biškai taip ironizuodamas kalbu, bet kas kažkiek į reikalus giliau pasinėręs supranta, ką aš čia ironizuoju. Einam žiūrėti šitą vėl atgal ant dangčio, nusikeliu. Ta viršutinė sunkiausia. Ne, sunki. Opa, pažiūriu, ar čia matos, kas reikia jau kitaip statyti. Nu, gal dar užteks ir taip pat statyti. Užteks gal dar ir taip pat palikti. Nelabai. Bandau pakoreguoti trikoją. Nu, kaip ir neblogai likti dar matos. Bandom pažiūrėti, ką mes čia galim pažiūrėti. Ar yra kažkas maistuko, ne? Ir, ką aš čia minėjau, čia buvo 3 vaškuolės jam paliktas, galima pažiūrėti kažkur. Čia biškiukai yra tik pašlakstyta, galbūt matysis blizgesiukai. Turėtų gal kažkiek daugiau būti čia, kur tie jau perėjusi. Bet čia taip ir matas, šitam karšte daugiausiai bičių, čia va daug bičių. Čia galbūt vaškuolė buvo, nes kažkiek mažiau. Pažiūrėkim, ar rasim vaškuolės, aš dabar nebeatsimenu, kurios jos čia buvo. Nu, yra to maistuko čia tam, matot, turiu. Parsinešęs toj pusėje daugiau dar net. Liuks. Kažką kapikinėjęs, kažką bus ir parinkusios. Tam birželio mėnesį, Liepos, o dabar čia kas jau kur ką buvo, kokie properšos protarpiai. Kaip matėte, pavasarį, tarkim, masinių medūnešių buvo tik 4 dienos, bet parnešė kažkiek tai. Tai jeigu taip įsivaizduotume masinis medūnešis ir būtų savaitėlė, nu, realiai masinis medūnešis ir vyksta, ta prasme, yra augalų gausiai skiriančių nektarą ir tinkamas skraidimui oras, tai tokią pilną meduvę ten iki 15 kg užpildyti šeima normaliai gali per porą dienų. Tai yra tas masinis medūnis. Visa kita tai yra tokie palaikantis ir daug dievė, kad dar su atsarga. Nes būna, kad tie medūnešiukai palaikantis būna tokie, kad bitininkas turi dar ir šerti šeimas. Nu, yra čia virš lizdo to maistuko, tai bėdos jam nėra.
Bėdos jau nėra, gali ten auginti vadinasi perus ir neturėti jam to maisto. Žiūrim daugiau, nežinau, čia galbūt buvo vaškuolė, kaip spėčiau, nes čia vat kraštai da tokie neiškelti labai. Tai kaip jau yra atsiūta. Vieną radom, ane, žiūrim toliau. Tai čia buvo galbūt kaip kas antrą gal dėta tarpas. O, čia vat, artėjame tą pusę dar daugiau, žinau, kad čia toksai puskuris. To, vat ir bičių daugiau ir čia to nektaro pilna. Viršus visas gražiai kelia į viršų jį. Manyčiau, iki sukimo kažką pririnks. Žiūrim sekantis, ko gero turėjo būti vaškuolė. Jo, turbūt vaškuolė irgi atsiūta. Puikumėlis. Mūsų tas darinėlis, jis jau ir dirba mums. Kas čia buvo? Čia irgi vaškuolė, tai 2 šeilės buvo. Irgi praktiškai atsiūta. Nėra labai aukštai iškelta, bet visa ištempta. Tvarkelė, vadinasi, ir 3 vaškuolės atitampė ir padarė 3 koriukus mums, kurie, jeigu bus geresnis oras, bus papildyti ir nektaru, medučiu. Žiūrim toliau kas. Nu, čia vat irgi yra jau nektariuko, abiejose pusytėse. Faktas, kad nežinau, kaip čia dėliosis tie orai ir ką jūs čia ras gamtoj, bet po 2 savaičių čia šitoj meduviai galbūt ir nebus ką paimti išsukimui, bet tikiuosi, kad bus galima ją palikti šeimai, maitinimuose, toliau, kaip sakant, sezono pabaigimui. Nes kas dar nepastebėjot sezoną, tik ir beliko, kad čia 5 savaitės ruošiam žiemai. Taip, viskas atė vasar yra. Ruošiam žiemai, aš jau galvoju apie ruošimą žiemai ir žiūriu, kaip tas šeimas išlaikyti sveikas. O, čia va tas karštienis, tai geras toksai pilnas nektaro. Nežinau, blizga tikriausiai, galbūt ir kamerai matosi, pavartysiu. Iškarčiau. Iš abiejų pusių, nes ir svoris va jaučias. Blizgesys turėtų matytis. Nu, gerai, čia ta tokia pustuštė meduvikė, bet mastuko yra. Šeima, kaip sakant, virš lizdo. Ką vat darytų ant dadano korio to viršų, žinai, tai va čia nais daro. Tai labai gerai padeda išvengti vėlgi tasai formatas to pakankamumo slenksčio, nes tarkim, dadaninio korio, kai ten tą viršų užsinešė, nenupjausi. Kažkaip tai, kad jos pajustų tuštumą virš auginamų perų ir nestabdytų nektaro nešimą. O su tokiom formate, tokiais aukštukais, tą galima puikiai manipuliuoti ir daryti. Ok, keliamės tą pirmąją medovę, kuri buvo ir dabar yra viršui. Jinai turi svorio ir dabar žiūriu, kaip čia pastatyti kamerytę. Čia dabar jau reiks perstatyti, nes tiek nebeiškelsiu. Nu, kamerytė perstatyta. Bitukai perstačiau ant gretimo aviliuko. Bitukai čia biškai prasilakstė iš tos meduvės. Jis buvo susijaudinę. Ir davai pažiūrim, kas čia. Ką čia mums per tą, kada mes ją uždėjom, palaukit tą meduvę. Uždėjom birželio 19. Tai prieš 4 savaitės, ne, tik paskui jinai viršų pasikėlė. Kaip minėjau, Liepą to medunešio nelabai buvo. Kas kažkiek va birželį pasikapeikinėjo čia pas mane po dobiliukus. Tai žiūrim, ką čia jos kapeikinėjęs ir kažką ar kaupė man. Ar kažką šiemet atiduos dar tą. O atiduos tai tikrai pilnas, realiai. Neakiuotas, nu kaip bus jau pilnas akutės, bus akiuojamas, bet dabar jis yra visas plotas. Žinot, ką padarysim?
Va čia vėlgi mano fintai išmintai. Apie tą medaus akiavimo temą aš dar pafilmuosiu. Tiem, kas žiūri, kad biškiuką ne tai, kad susukt smegenis, bet biškutį šviesos į tą reikalą įpūsti ir realios orientacijos, kaip kas yra, su fermentų pripildymu ir panašiai. Kadangi už porą savaičių bus sukimas, kažkur tai nusimato, aš iš karto pasimatuoju, kas šitoj meduvėje yra, kaip jau minėjęs, kad orientuotis apie tai, kokį medų imsim, nepriklausomai nuo jo akiavimo, neakiavimo. Šitą dabar nefilmuosiu, pasižiūrėsiu, pasiliksiu mėginuką, po to nufilmuosiu, įterpsiu filmuką. Nes dabar neturiu kito telefono pasiėmęs tiesiog. Nu, o čia va, kaip žadėjau, viduje man nufilmuoju, koks tas dabartinio medaus drėgnumas preliminariai. Nesiekia 18, tai gerai, kol kas gerai. Vadinas, po porą savaičių bus galima na meduje žiūrinėti ir kupinėti. Taip, čia žinot, kiek dabar rodo 17,5. Tai va, kaip minėjau, šitas daiktas pabuvo toj pačioj lauko temperatūroje, aišku, čia gal avilį šilčiau yra paklaidas. Kai jau vyks sukimas, ten bus kalibravimas ir visa kita. Prieš tai jis buvo sukalibruotas patalpoj. Tai čia, aišku, vienoda temperatūra nėra, nes čia avilį galbūt šilčiau negu lauke, o šitas buvo mano kišeniai. Nu, kažkas panašiai, bet 17,5% rodo, tai yra labai gerai. Šita meduvė vadinas atėjus laikui, bus dar patikrinta ir bus sukama. O dabar pasižiūrim, kiek čia pripildyta. Pagal svorį tai nėra sklidinai, nėra, bet taip gal spėčiau, kad pusė svorio tikrai yra. Tai čia kokie 7-8 kg. Jeigu jos, kaip sakant, nebus baisus orai ir nesuvalgys tokios yra. Vėlgi pilnas plotas, pripiltas, čia dabar kraštinius žiūriu. Nežinau kaip čia. Čia lyg turėtų būti daugiausiai, jeigu čia taip žiūrėjom tą jų prioritetus lizde. Visada, kaip sakant, daugiausiai yra tie tarpremiai keliauja nektaras į viršų, tuose tarpremiuose, kuriuose yra auginami perai. Nes ten reikia atlaisvinti akutes kiaušinėlių padėjimui. Tai lengviausia bitėm judėti tarpremiais. Tarprėmų judėti per sienas, jos durų ten, jeigu neturi, tai joms yra sudėtingiau. Tai ten visi gulstiniai aviliai, tai yra bičių prievartavimas. Negražiai skamba, ne? Tie, kas tokias turi, nenori to girdėti. Bet jeigu lyginti su siauresniais aviliais orientuotais į viršų, tai ten yra daugiau prievartavimo bitėm. O šitas, kaip nekeista, ties viduriuko yra pilnas tik tai viršus. Iš abiejų pusių. Matyt, tai čia neatkeliauja. Ant čia. Kažkaip tai. Arba pasiima periukams. Centrą tiesiog. Šitas nepilnas, bet plotas. Gražus, šiek kiek spėčiau buvo ta iš duotųjų vaškuolių, nes labai toks šviežias tas korys. Kaip nelaikė savy dar medaus, nes korys, kad ir neauginus perų, bet ten jei buvo medus suktais, su laiku vis tik tokia įsigeria to geltonumo. Nu, irgi analogiškai čia, na jau, ta centrinė dalis tik tai. Bet ten karšte tai jau tokie buvo neblogi. Tai galbūt čia, matau, daugiau bičių yra, čia gal daugiau pripilta. Žiūrėsim dar. Laiko yra iki sukimo apie porą savaičių, kaip čia tie orai. Orai kol kas nekokia, kitą savaitę vėl nusimato pagal sinoptikus. Nu, čia irgi gražiai pildomas praktiškai, bet toliau į kraštą jau visas plotas. Kaip sakant, kraštiniai šičia, šitoj sistemoj, priešingai negu kitose, pildomi geriau nei centriniai.
Nežinau, tu vat nesu pastebėjęs, man rods įvairiai būna. Nėra kritę į akis, kad vat būtent toks dėsningumas, kad tokioje sistemoje laikant lizdus, kad būtų geriau pildomi karštiniai negu centriniai. Bet šiuo atveju vat matom kažką panašaus, kad karštuose daugiau pripildyta negu centre. Irgi gerai pripiltas. Nu, sakau, pagal svorį jaučias, kad yra kažkas. Ir va pasirodė jau ir vapsos. Jau turėsim rugpjūčiui statyti vapsų gaudyklius. Šiemet jau matau mažiau, nes labai gerai išsigaudžiau jas pernai. Tai matyt, šiemet apylinkėse mažiau tų lizdų prisuko jos. Jo, kuo arčiau krašto, to pilnesni. Apšė pilnas toks geras, sodrus. Ir medutis toksai matos vasariškai tamsus. Labai noriu paragauti. Galbūt liepų jaučias to tokio įtrumuko norėjus. Nu, nelabai žinokit, jeigu ir yra liepų, tai mizeris. Matysim, kai išsuksim, kas bus. Ar bus žalsvumo atspalvis. Nes dabar tai paragavus, tai tokio specifinio paperštėjimo gerklės nejaučiu. Irgi vat. Ten du tie kraštiniai sunkus ir gana pilni. Ir čia du kraštiniai sunkus ir gana pilni. O kiti tokie, nu kaip matėt, tokie po biškiuką. Nu, bet smagu, vat, šeimėliukai, žiūrėkit, vat, kad ir tokie metai, kaip matau, šie medunešių prasti. Šiek tiek nustebino birželis, gerąją prasme, nes buvo geresnis biškį, ko gero, kol kas geriausias oras iš visų metų. Birželis supuolė, toksai, žinai, galėjo būti, aišku, geresnis, bet jau toks, įmant šios metus, tai birželis buvo geriausias savo oro. Tai jau kažką ir ta mūsų tokia šeimelė nebuvo beprasmė, dar kažkiek naudos duos. Ir būtent ją galėsim kitais metais nuo tokio korpusėlio ir startuoti ir pasižiūrėti, kaip pilnus metus jinai dirba. Ir kaip sakiau, pasižiūrėsim, neužilgo jau galbūt po medaus išsukimo, pasimatuosim ir kitumą, būtent. Nors čia nepilnas sezonas gavosi, tik nuo gegužės pradžios jin buvo sukurta, o tapo ta šeimėlė tik tai birželio pradžioj. Tai nematysim pilno vaizdo, bet tendenciją kažkokią galėsim įsivertinti, kai pas jas su erkėmis. Ok, uždarau dangtį, daug prišnekėjau, nebus ką iškarpyti, tai filmas bus ilgas. Kas norės, galės žiūrėti. Taip, baigiam. Dar pafilmuosiu, ką rodo va čia. Pasistatau, kad galėčiau tarti pabaigos žodį. Pabaigos žodis viso gero, sėkmės visiems, kad liepos žydėtų pas jus kuo ilgiau, iki rugpjūčio vidurio, o gal net ir rugpjūčio pabaigos, kad prisuktumėt daug medaus, kad suprastumėt, ką aš pliurpiu. Nu, viso ko geriausio. Iki sekančių. Ate. O, dusgelyno naktys ilgos ir tamsios, bet ropšė žino, kambitas laukose blaškos, kai darbai nudirbti rankiai krenta į žemę šal. Dusgelyno visą nuo varginų plauna. Džakas su ledu, kai siela atsigauna, o savaitgalį su draugais jis tiesa visiems transliuoja.